išminties galią, proto suvokimą ir kaip jau viską susakiau. Taip. Dabar dar viena, tai čia sakiau, Anzus Kenas, tiesos atskleidimas, sužinojimas. Va tai čia irgi, jeigu jūs norit informacijos, informatyvi atsiskleidimo žinia, sužinoti, sakykime, kad kažką tai norite sužinoti iš to žmogaus ar ką, tai galima ant to žmogaus nuotraukos ar pavardės vardo taip surašote, reikia užkalbėti, ką sužinoti iš jos, kaip tai ir jis tada pasireikš kažkokiu tai būdu, bet taip, kaip užkalbėsit. Anzus Evas, čia jau maginės runos, čia jau magija. Ezoterika, žodžio magija, savęs supratimas labai reikšminga. Šitą irgi išmintingiesiems, tie, kurie mokosi ypatingai, viskas, žodžiu, susijęs su magija, jo žinojimu, taip yra, ne, supratimu, arba tiesiog aukščiausio jėgų, dar gali būti versija, aukščiausio jėgų palankumas, kelionės ar kokioje nors bendradarbiavimo situacijos su kitais. Gerai, dabar jau imame tam juodąją magiją, kaip ir vėl sakiau. O tokia irgi yra, kaip jas panaudosit. Tie, kurie iš tikrųjų mažai žinot, mažai domitės, neturite knygų arba šiaip jums tik pažiūrėjimo video, tai juodosios magijos geriau nenaudokit, nes jums gali atsisukti atgal. Čia tik tai tiems, kurie iš tikrųjų seka mane, kurie nori daugiau žinoti, kurie man rašo, klausia. Tos žmonės, ačiū Jums už tai ir aš juos labai vertinu, o jų nėra daug. Tai vat šitos formulės taip pat. Tai čia tamsių jėgų veikimas, juodoji magija. Na čia jau minčių supainėm, matot, kad Anzus Evas, Anzus negatyv Evas, čia savęs nežinojimas, nesupratimas, žmogus visiškai pasiklydęs ir čia jau savidestrukcinė proto galios sumažinimas ir visiškos sąmoningos klaidos. Tada dar, reiškia, imam šitą, dar kurios irgi taip 3 runos be pratęsimo, mažai energijos ima. Įvykdo rezultatą ir nustoja. Jeigu reikia vykdyti, vėl vykdo rezultatą ir nustoja. Anzus Nautys Dagas. Kaip reikiamybė minčių perkeitimas, kaip būtinybė, bet tos mintys persikeičia, kaip pasakyti, teisingam linkme, jos persitransformuoja. Mentalinė transformacija, reiškia, žmogus pats save lyg tai atgauna, jam kažkaip tarsi grįžta supratimas, kad kaip reikiamybė atstatyti tą savęs suvokimą, sąmonės galią, intelektualinę galią. Labai gera formulė. 5 runos Raido Evas Anzus Nautys Dagas. Tai čia jau 2 papildomos runos, kurios įveda kelią, tiesiog proveržį įveda, tiesiog gana greit, konkrečiai būtent į save žinojimo ir transformaciją labai greita. Tiesiog 5 runos priverstinis veikimas. Be pratęsimo taip pat neima daug energijos, bet irgi dar kartą kartoju, atminkit, kad tai yra sąmoniai, protui, išminčiai. Taip, dar viena. Anzus Jera Manas. Tai šitą dažnai aš, kam priklauso
rašyti talismanuose, kai būna žmogus, mat sąmonė būna apteršta ir po energetinio valymo reikia atstatyti tą dvasinę sąmonės galę, mentalinę galę, savirealizacijos galę. Vat jie dar atitinka ir nervinės sistemos impulsus kaip variklis. Tai dvasinė harmonija, mentalinė harmonija, sąmonės praplėtimas, protiniai gebėjimai. Šitą formulę taip pat 3, daug energijos iš jūsų nepaims, bet pakankamai gerai veikia protinius gebėjimus. Žmogus susigaudo, kur reikia teisingus sprendimus atlieka. Taip, dar viena versija. Kenas Anzus Manas Lagus. Žinojimas, įgaut žinojimą. Tai kenas tai yra apšvietimas, apšviečia protą, žmogaus sąmonės galia kaip žmogaus. Čia ir sąmonė, ir galia žmogaus vidinė, ir lagus. Reiškia sraute, žmogus šviesaus sraute ir sąmonės galioje žino. Ypač tinka, kas daug mokosi, kur reikia protinių gebėjimų. Vaikams nepatariu, jeigu kas nori, kad tas vaikas, žiūrint, kiek tam vaikui metų, jeigu 17 ten, dabar pasižiūrėkim, kur aš dėjau. Taip, žiūrim. Taip, mentalinis. Jeigu sakykime 15-21 metų, nuo 15, jeigu tas vaikas siekia ir nori daugiau žinoti ir mokytis, jisai sąmoningai siekia to, tai galima naudoti šitą formulę, kad jisai daugiau pajėgumų protinių įgautų. Galima naudoti. Mažesniam vaikui, aišku, netinka per stipri formulė, jis nepaves šitos. Sėkmės formulė, kuri aš dažnai irgi naudoju praktikoje. Sėkmė čia jau visapusiškai išeina kaip dievų pasiusta. Talismanuose dažnai naudojama, būtent Anzus, Urus, Jera, Anzus. 4 runos su pratęsimu šiek tiek energijos paims, bet paskui, reiškia, jinai įsivažiuoja, jinai dirba visą laiką. Čia yra kaip runos skriptai, kaip gali jis sujungiama, reiškia, Jera, Anzus. Ir aš dar naudoju šitą formulę, reiškia, Anzus, Urus, bet aš dar naudoju ir kenas, Jera. Dar pridedu, jeigu kenas 5, tai tiesiog, kad aktyvuočiau, nes kenas yra aktyvacijos runa, kuri užaktyvuoja greičiau, kad greičiau praeitų, apšviestų kelią visai sėkmei. Tai šitą jau lyg ir matėm mes runos skriptą su Anzus, kadangi aš atkėliau su Anzus Tivastų risas. Čia jau apsauga nuo intrigų, šmeižtų, grąžina atgal. Šiuo atveju Anzus veikia taip, kad tai žodinė informacija, sakykime, žmogus pletkininkas, intrigantas, visoks tai kažkoks melagis ar dar visur kur lendantis savo vadinamų liežuvių, kur nereikia. Tai šita formulė tokį atmuša ir grąžina jam pačiam atgal, kai jis pats gauna taip, kad atšoka, jau nebenori apie tą žmogų nei pletkinti, nei daryti šmeižtų kažkokių ar kažkokių ieškoti bereikalingų informacijų, kur jisai ten nori meluoti ar dar kažkaip tai apgaudinėti. Apsauga labai gera šitą. Dar, sakykime, su Anzus. Anzus Gebo Otal. Čia matote, kad Anzus, Gebo, meilė, pagarba, supratimas, Otal.
Šeima, namai. Gali būti darbas, čia veikla, priklausomai nuo to, kaip yra užkalbama formulė. Harmonija, supratingumas šeimoje arba tiesiog viskas labai gerai darbe. Šitą formulę rašant vėlgi reikalingas dovanų paaukojimas Odinui, nes čia Anzus ir Gebo yra Asgard dievų buveinės veikimas, reikėjo dovanas duoti. Dabar apie sveikatą. Sveikatos dalyje, tai Anzus skiriama psichosomatikai. Taip, kadangi tai sąmonė, mentalas, intelektualiniai lygiai, mąstymas, galvos smegenys. Kaip ir minėjau, burna, mykčiojimas, baimė kalbėti prieš kitus. Tai gali rodyti, jeigu Anzus, jeigu jūs klausate apie sveikatą ir iškrenta, sakykime, būtent Anzus negatyvi, sakykime, tai yra problemų, reiškia, tiesiog gali būti kalbėjime kažkas tai tokio, gali būti mąstymo problemos. Čia yra psichosomatika, taip. Anzus kenas nautys, čia yra dievybės Bragi formulė, kuris suteikia kalbėjimą, intelekto galią ir kalbėjimą. Užsirašę šitą formulę, tai jau žodžių kišenėje žmogus neieškos. Jeigu reikia, sakykime, kalbėti prieš auditoriją, kažką sakyti ir, žodžiu, kaip ir stringa tų minčių, neteina į kalbėjimą, į galvą, kaip surikiuoti, tai šitą formulę greit atskleidžia, kaip surikiuoti, kaip būtinybė, apšviečia protą ir tas kalbėjimas vyksta sklandžiai. Žmogus, bet gali būti, jeigu žmogus, sakykime, su negatyvu yra kaip, reiškia, melagis, jisai gali kalbėti labai gražiai melagingai ir, taip sakant, apgauti, taip gražiu savo kalbėjimu manipuliatorių ir, kaip sakoma, pritraukti, žodžiu, auditoriją, kur bus neteisinga informacija, o žmonės tiesiog juo labai patikės. Taip, kad čia priklauso dar, ko žmogus užsirašys tą formulę. Čia vėlgi čia yra išminčiams. Dabar kita sveikatos su Anzus runa formulė Anzus urus dagas. Gydo nervų sistemą, lengvina mąstymą prie psichosomatinių sutrikimų, kadangi dagas, kaip sakiau, dar atitinka ir smegenų funkciją, kadangi kairys, dešinys pusrutuliai suteikia tokią stiprybę nervų sistemai, ypač dar gerai, kai kur yra, sakykime, įtemptas nerviškas, įtampa nerviška yra darbe, tiesiog sunku atlaikyti psichoatakas, visokius tokius negerus iš išorės veiksnius, kai žmonės yra kiti aplink nervuojantis. Tai šita formulė padeda išlaikyti tokią stiprybę vidinę, mentalinę ir kartu nervų sistemą gydo. Padeda, tiksliau, nervų sistemai, ne tai, kad gydo, tai jau čia yra vaistai, o čia tiesiog padėjimas, kad žmogus būtų šiek tiek suharmonizuotas. Dabar taip, ta psichopatologija jau kaip yra, jeigu Anzus dar priklauso ir psichopatologija. Siauras mąstymas,
kvailumas, nieko nesiklausimas, melavimas kaip patologija. Žinote, kad yra daug žmonių patologiškų melagių. Patologiškai meluoja, jie tiesiog kartais ir nesąmoningai. Tai čia tokie yra, kaip pasakyti, jie ir neišlipa iš to šito žemų vibracijų, ties astralinių emocinių lygių. Jie patologiškai meluoja, nori geresniais pasirodyti, dar kažkom tai manipuliuoja, bet iki aukštesnio lygio jie negali eiti, kadangi čia jau yra išmintis ir savižinojimas, ir teisingas informacijos valdymas. Tai vat tokie dalykai pas mane šiandien yra. Gana daug prakalbėjau, nors atrodo, kad runa nėra tokia dabar. Ką aš čia dar norėjau parodyti, taip, turėsime vat šiek tiek trumpai apie runas, sakykime, formulėje. Čia trumpai paminėsiu, kad yra, sakykime, taip iš eilės aš imu. Čia gal ir nesimatys taip labai. Taip. Jeigu 8 yra runos, čia jau profesionalams, kurie toliau mokysis, gilinsis, nes runos per mane vien tik neateis, jeigu jūs nedirbsite, nesidomėsite, nesidėliosite formulių, nesigilinsite, tai nieko jums neduos, su jomis reikia dirbti, jas sekti ir tik tada jūs galėsite suprasti, kaip jos viena su kita dera, veikia arba nedera. 8 runos, jeigu būna, reiškia formulė, tai apsauga. Tai čia jau karma, aišku, atitinkamai. 14 runų. Harmonija, reiškia harmoningas runų. Harmoningas runų išdėliojimas. Tai čia jau yra profesionalai, kurie tiek. 4 runos. Žemės jėga. Jau realizacija, realumas, tvarka. Gerai, 4 runos, tai jau kaip pagrindas. Irgi jau kai kurie jūs galite daryti ir 4 runas. 5 runos. Atitinka žmogaus. Protas, suvokimas, tai reiškia veiklai tinka, idėjoms, maginis poveikis. Jau 5 runos, tai kaip sakau, būtinybė, maginis, maginis yra vidurinysis užkalbėjimas kaip būtinybė, nes 9 runos yra jau dievybės užkalbėjimas. 6 runos tinka grožiui, harmonijai, reiškia ramybės išlaikymui. Taip. 11 runų. Kad tai jau meistriška formulė, intuicijai tinka, dažniausiai, žodžiu, sąmonės keitimui. Čia kai yra 11 runų. Taip, bendrai aš parodau, kaip dabar 3, kur aš jums dažnai rodau, kad 3 runos dangaus jėga, taip, tai yra trikampis, aukščiausiai jėgų veikimas, tai būtina dvasinė galia, dvasinis darbas. Jėgos užskaito darbą, tai, žodžiu, 3 pakankamai gera runų galia, 3 runos, 2 runos. Šiaip jau 2 runos yra juodoji jėga. Kaip sakoma, juoda ir balta, 2 jėgos, dualumas, pora ryšys. Pavyzdžiui, jeigu jūs norit kažkokią meilės formulę, tai sakykime, manas gėbo, pavyzdžiui, žmogaus meilė, kažkokio žmogaus meilė, pora ryšys. Tai tokia, žodžiu, bet gali būti ir abejo. Čia žiūrint,
kur naudosite, ar sudarime formulės, ar, sakykime, kai būna iškrenta kelios, nu, va, 2 runos iškrenta. Nu, tai vat reikia turėti minty, ką duoda, kad tai gali būti dabar ir nepastovumas. Viena runa, nu, paprastai magijoje mažai naudojama. O kai, sakykime, norite signifikatorių ištraukti vieną runą, sakykime, situacijai, ką bendrai reiškia. Nu, tai vat dievybių pasakymas, ką reiškia ta runa, kaip Odinas jis pasako, kokia signifikacija tam, reiškia, planui. Šiaip kokia yra galia. Dešinė. Nu, tai čia va tokie dalykai. 12 ciklas yra, 12 runų, 15 runų jėga veiksmo, 7 runos, jau sakykime, tai psichinė veikla, mokslas, va irgi galima mistikai daryti. 10 runų, naujas lygis. 13 runų, pusiausvyra, jėga, tarp gėrio ir blogio, čia jau meistrinis mago rūnų. Ir 9 ezoterika, nu tai jau 9 runos, kaip vadinasi, didysis užkalbėjimas. Čia jau yra okultinė galia maginė, taip kad vat, tokios panašiai. Čia yra ir runų skaičius, ir kai runos iškrenta, konkrečiai yra čia surašyti, čia priklausomai nuo to, ką darysim. Dabar jeigu, ar turiu tokias runos magui, čia, žodžiu, yra, jos šiek tiek yra kitokios reikšmės, nei kad, sakykime, yra futarko, kurias aš jums dėlioju. Čia nurodo, reiškiasi, jeigu, sakykime, tas runas va taip sumaišius, nu ir, sakykime, aš padariau kažkokią formulę, na, sakykime, formulę padariau mentaliniai savo stiprybei, mentaliniai harmonijai. Nu ir pažiūrim, koks kaip mano mago potencialas. Iškrenta kenas. Tai vat, kenas įrodo, kad viskas gerai, aktyvuojasi, uždega fakelą, šviesa, vidinis žinojimas. Ir paskęsti neduos tamsumoje. Reiškia, formulė teisingai ir net labai gerai sudaryta, tiesiog net aktyvuota. Vat. Čia yra šitos runos yra jau su kitokia. Vat aš jums pademonstravau kitokią formulę. Jeigu reikės kam nors, jeigu darysite formulės, su šitom runom galite pasitarti, ar čia viskas tiesa ar ne. Jeigu, pavyzdžiui, darysite meilę ir iškrenta eivas, na, tai netinka, kadangi tai yra jau juodoji runa, jau aptemimas ir čia jau požeminis gylis, reiškia, eivas runa sudarius formulę jūsų meiliai, tai jau netinka, nors čia Odino ietis yra, tai netitinka, kadangi eivas yra požeminė runa, meiliai netinka. Tai va, čia taip bendrai parodžiau, kiek jums, teivas, labai mėgstu šitą runą. Tvarka, mago stuburas,
Magas formuoja. Žodžiu, jeigu teivas iškrenta, tai jūs idealiai taip sukalėt formulę, kad jinai atitinka net jau dangaus įstatymą. Taigi, dar ką noriu pasakyti, kurie norės, aš tai jau ruošiu runas, čia yra pušies runos, jos dar daromos, tik tai jeigu kas norės knygos ir runų, rašykite, jau jos tik ruošiamos. Pušies kenas runa, jos net šiltos tokios yra. Darysiu jums. Ir nežinau, dabar gal kokią padarysiu dėlionę. Kokiu nors klausimu įdomiu. Žodžiu, sumaišau savo šitas runas. Naudoju būtent šitas, diagnostikai naudoju visai kitas runas, negaliu jų rodyti. Čia yra tik tai būtent video formatui tinkamos runos. Gerai, vieną dabar energijos dar pažiūrėkim. Kas mane šiuo metu žiūri. Ir ką šios pamokos energija nusako, jau ši pamoka į pabaigą. Vat ištraukiu, ką jinai nusako. Jinai nusako, būk čia. Raudono, būk čia. Tai būti čia su išmintim, bet visada reiškia kažkokioj aktyvoj fazėje raudona, pirma. Visada pirmas lygis būk čia. Arba tie, kurie žiūrite, kai kurie iš jūsų esate daugiau žemiškame lygyje. Reiškia, kai kurių Anzusų runos informacija nelabai palies, tiesiog jį per sudėtinga, bet aš žinau, kai kurie tikrai pagaus informaciją ir supras, kas tai yra Anzus. Kaip ir sakiau, dauguma žmonių yra ties 1, 2, 3 lygių. Jų tokia karma, jie taip pasirinko, jie negali aukščiau kilti. Tai ties ta 1 fizinio lygmenio horizontalė lieka, bet tai čia yra, kaip sakoma, žmonijos 80 ar 90% būsena, ypač dabar. Būk čia ir dabar. Nieko nesidomėk, kiek jau pamatai, tiek pamatai, o toliau nematai ir nereikia. Tai va toks dalykas. Gerai. Nenudžiugino, bet parodė tiesą. Dabar taip. Gerai. Kiek naudinga šita informacija šiandien buvo jums.
signifikatorius. Situacija. Taip, labai gerai. Kryptis gera. Teisė į kryptį, teisė į žinias. Aš viską gerai jums susakiau, viską teisingai. Informacija puikiai liejusi ir gerai. Kaip buvo priimta iš jūsų? Kai kurie iš jūsų nesupratot kažko. Sudėtinga jums buvo suprasti. Vėlgi rodo, kad dvasinis lygmuo, o Saulo yra irgi dvasinis Alfheim. Kur tas mano gerasis Yggdrasil, pasižiūrim. Alfheim, Saulo, matot, dievybės. Jūs tokių dvasinių galių ne visi turite, kad suvokt, kaip ją naudoti, Anzus runa. Ir žinojimo jūs neturit, nes dar nesusigaudot. Kažkokios problemos jūs slegia žemiškos problemos, išgyvenimas. Kažkoks išgyvenimas jūs labai slegia. Na taip, kasdienybė ši yra ekstremali, kaip ir aš jau seniau esu minėjusi, ekstremali. Finansinės galios, tai atitinkamai žodžiu, jums materialinė kasdienybė yra gana sudėtinga, tai nulemia ir išminties galia dar nėra taip jau labai svarbi, kiek išgyvenimas. Tai aišku, natūralu, žmogus pirmą turi patenkinti fizinius poreikius, kad jis galėtų kažkaip sveikatos prasme įgauti jėgų, o pas jūs jėgų stinga. Kur priežastis? Priežastis taip, bet gal dar ką nors, o ką runos patarė jums? Bet tokiu atveju, ką jos patarė jums? Ką jos patarė jums? Nenusiminkite. Švieskitės. Gal kai kada žvakės, kenas, žvakė, apšvietimas. O tal, kaip aš rašiau, prašykite, o tal dar yra, jeigu, sakykime, būtų o tal negatyvė, tai šiuo atveju prašykite mirusių pagalbos. Aš kaip ir sakiau, jie turi gana didelę pagalbą. Prašykite jų, savo giminaičių mirusiųjų, uždekite žvakelę, kad padėtų jums lengviau ištverti šią būtį. Padeginkite namuose žvakes, tiesiog apšvieskite, jos šiek tiek suharmonizuos jums tal žemiškai runa ir namų, šeimos vienybės, šeimos santarvės runa. Žodžiu, tiesiog supraskite vieni kitus, saugokite vieni kitus, kad ir kokie ten būtų nesutarimai,
kad jūs galėtumėte ištverti visus tos sunkmečius, sudėtingas dienas. Runos tą patarė, nepasimeskite. O išgyvenimas yra sunkus, jisai dar tęsis. Ir tęsis gana ilgai. Reikia išmokti iš tikrųjų susivokti, kad ir smulkmenose yra prasmės. Ir saugokite namus, šeimą, aplankykite kapus. Pagalba ateis, tik tai sakau, nepasimeskite. Taigi, šiandien gal tiek jau užteks, aš šiandien prikalbėjau jums daug visokių dalykų. Informaciją neypatingai plačiai ant ZUS pateikiau, bet tas, kas domisi, suras mane arba per knygą, arba per savo sapnus, arba per dar kitas visas kitokius ženklus. Taip kad dėkoju runoms, dėkoju Odinui, Loki, Nornams ir iki kito.